Vynuogių pasidauginti lengviausia išaknydinant šakeles. Tokio atsparaus aplinkos sąlygoms ir lengvai išaknydinančio augalo dar reikia paieškoti. Pačios šakelės labai gerai įsilaiko. Čia yra nugenėtos rudenį, kažkur apie lapkričio mėnesį šakelės, kurios buvo numestos ant žemės. Ir tokios šakos jos įsilaiko gyvybingos po sniegu iki pat balandžio mėnesio. Galima papildomai jas uždengti šakomis, kad prispaustų prie žemės, kad būtų optimalus temperatūrinis ir drėgmės režimas. Uždengti lapais ar žole pavojinga, nes gali prasidėti pelėsis, gali tenais įsiveisti. Klasikinis metodas tai šakeles suvinioti į maistinį celofaną ir padėti į šaltą ir drėgmės turinti rūsį. Tai yra 0,02 laipsniai temperatūros. Ir kad tos drėgmės nebūtų per daug, kad vėlgi neįlystų pelėsis. Arba galima įdėti į celofaninį maišą ir taip pat įdėti į rūsį. Geriausias šakelės yra 80 mm storio ir šaknydinimui naudojam stiebą su 2 arba geriau su 3 pumpurais. Patikrinti, ar šakelė yra gyva, galima labai paprastai pasižiūrėti, ar pumpuras yra žalias. Mums apatinis pumpuras kaip ir nereikalingas. Mes jį nupjausim ir dabar nupjauname galiuką. Galiukas pjaunamas, yra tokia nerašyta taisyklė, kad jeigu yra 8 mm kotelis, tai pjauname nuo sustorėjimo, nuo pumpuro 8 mm. Irgi labai gražus žalia šakelė. Dabar pjauname iš kitos pusės. Iš kitos pusės pjaunama nėra svarbu kokiom aukštėje. Dažniausiai tai yra per vidurį, kažkur tai tarp pumpurų. Ir čia yra šakelė paruošta išaknydinimui. Ant jos užrašom pavadinimą. Taip pat pavadinimą galim iš karto rašyti ant tų šakelių, kurias saugojam. Tada tikrai nebus susimaišyta. Pripilam vandens, pripilam tiek, kad apsemtų apatinį pumpurą. Ir nuo temperatūrinio režimo priklausys, kaip toliau augalas vystysis. Jeigu mes laikysime šiltai apačią, tai yra kažkur tai apie 22-25 laipsnius, pirmosios pasirodys šaknelės, o ne lapeliai. Lapeliai, viršutinė dalis neturėtų būti kiek vėsiau, gal ir net ir 15 laipsnių, jeigu bus laikoma, tada daug geriau prigis, jeigu pirmosios bus šaknelės, o ne lapeliai. Ir čia yra paaiškinimas, kam reikia nupjauti. Senos vynuogės galiukas būna uždžiūvęs, sunkiai pasiims drėgmė, vanduo. Ir taip pat šis galas taip pat turi būti nupjautas, kad būtų traukimas. Vynuogės išsodinamos į vazonėlius tada, kai šaknys būna kokių 3-4 cm ilgio, kai jos dar nepradeda formuoti papildomas šakneles ant tų pagrindinių šaknų. Jos labai trapios, dėl to naudojam labai minkštą žemę. Naudojam ilgus vazonus, kurie bet kur nenusipirks, juos reikia užsakinėti. Ir naudojam dirvožemio mišinį, tai dažniausiai kompostinė žemė, galima kiek biohumuso, geriau, kad tenais durpinio substrato nebūtų. pH pats geriausias vynuogėm yra tarp 6 ir 7. Ir atsargiai beriam, kad būtų dar minkščiau, šaknų zonoje galima
padaryti papildomą mišinuką su vermikulitu. Ir labai atsargiai užberiam, vos tik tai jau, kai jau daugiau tenais ant šaknų jau užberia, galima kiek dar patankinti, bet po to pats sutankės gruntas jau kai įsigers vandens. Ir kai supilom žemes, pastatom į indelį ir pripilame vandens, kad vanduo įsigertų į žemę iš apačios. Ne iš viršaus pilam, o iš apačios turi pasiimti žemę visą tą vandenį ir pradrėkti iki viršaus. Galim įpilti viename indelėje didesnį kiekį vandens, kai jis susigers, mes jį perkelsime kitur, kad nebūtų irgi vandens pertekliaus.